Darbo užmokestis. Darbo užmokestį mokėti skaičiuoti turi kiekvienas darbuotojas. Juk gavus atlyginimo lapelį galima pasitikrinti, ar teisingai išskaičiuoti mokesčiai ir išmokama darbuotojų suma. Atlyginimą skaičiuojantis finansininkas turi sukaupti didelį žinių bagažą. Jis turi išmanyti ne tik darbo kodekso taikymo praktiką, bet ir mokesčių įstatymų vingrybės. Personalo ir apskaitos skyriaus darbuotojai turi būti ne tik profesionalai dalykinėje sferoje, bet ir išmanyti psichologiją, nes darbas su personalu reikalauja kūrybiškumo, žmogiškumo, atjautos ir psichologijos išmanimo. Sujungus visus aptartus gebėjimus, išeis puikiausias darbo užmokesčio skaičiavimo specialistas. Gilintis į darbo santykių, mokesčių įstatymų ir psichologijos klausimus šiam kolegai yra įprasta kasdienybė, suteikianti pasitikėjimo. Todėl darbo užmokesčio skaičiavimo specialistas yra vienas labiausiai vertinamų apskaitos ir finansų padalinio darbuotojų.